Sveiki. Tai ką, praeitom epizode matėt, kaip netikėtai sutikau Borchą su... Aš ten visą laiką per video netaip sakiau, ne Juan, bet Jose. Sutikau Borchą ir Jose, jie mane priėmė tam vakarui pas juos, permėgo šiltai. Nu, tą jau viską papasakojau. Ir minėjau, kad kitą dieną mes kažkur varėm. Tai tas kažkur kitur tai buvo į kalnus po jų bendruomenės medžiotojų teritorijas apsižvalgyt, ar viskas okei, ar jokių ten nevyksta nelegalumų. Tai va, galite pasižiūrėti mano akimirkas iš safario. Žiūrim. More than 40 kilometers per hour. And what year this car is? Wow, de quin any és? El DM, 1990, yeah. sí. 1990, wow, old car. Yeah, really old car. 1990 metų. Mašininkas sakė, neturi nei licenzijų, neturi nei registracijų, jokių technikinių, diržas neužsisega. Tai važiuosim privačiais keliais pasivažinėti po kalnus. A lot of buttons. Lot of? Buttons. A lot of... Analog buttons. Yeah, here is where we met yesterday. Šitoje vietoje vakar susitikom. Ir kažkur būčiau čia aplink miegojęs, bet miegojau daug patogesnėje vietai. Būčiau sušalęs šiąnakt jaučiu, nes buvo minusas. Koks? It was -1 tonight, right? Yeah, tonight -1, yeah. -1 laipsnis. So we use the other materials when someone gets broken. We use the other stuff to repair it. So maybe in a month the other is broken, so they use materials from the old one and they fix it. Yeah. Sakė, turi 3 tokius sunkvežimius, visas Nissanas. No electronica. No electronics. Jokios elektronikos, sakė, jeigu vien sugent, iš kitų 2 detalės paim, kad padarytų vieną veikiantį. Ta bendruomenė turi labai daug įvairių specialybių žmonių, labai didelė bendruomenė, tai vieni su elektra, kiti su mechanika. Tai žodžiu, tą namą taiso, renovuoja, medžioja. O, kokiais keliais. Nenorėčiau su tokiais dviračiu važiuoti. I'm saying that I wouldn't like to go by bicycle on these roads. That's the way you were going. I wouldn't get so far. Hunters in the club are not hunting anymore, and since they put these fans, yeah, it's not the same. So usually one is there, like behind the tree, another one here, and another one in that place. And where the birds are staying or No, they're flying? They fly. It's a passing area. So if it passes here, then you can shoot. and they shoot the moving targets. Yeah. So we used to fill this, not anymore, or sometimes we used to fill this pool, and the animals can drink. Sakė, tai dar viena trebelė ten irgi kalnuose kažkur. Be elektros, irgi medžiotojų pačilint, parelaksuot. Ne tokia vila kaip ten, kur gyvenom šiąnakt, bet irgi. Let's go. Dar šalta. Varom į kitą viečikę. Wow, cool. Ahora saltan corriendo, Now they will run. ¿No os habíeu vist? Wow. Tío, pero es que yo tengo vista del cielo, eso. Son gamos.
Gamos. Gamos. It's there. Mira, 1, 2, 3. Ha. 3 n'hi ha. Tu n'hi ha uno que no el veus. But it's strange that they don't run away. Where is the other one? Aquí. Estan a la rama. Mira, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Uh-huh. Wow, they are not afraid. No, they are afraid. A male and female. Wow, so close. Where's the embers? Oh, wow. This is Que guapo, chaval, y era un super propet, a real safari. Wow. Plant. We put some seeds with the mechanical trucks. We pass the mechanical trucks here. For the animals to eat. Yeah, they can eat. And that's a place where you sit inside. It's a small house. My dad did the structure and some friends come and build it. And from these small windows you can see these rectangular, these are like windows. So you are sitting inside waiting. And when the pig comes, usually it's around 21 at night, 8, 9 p.m. and then you shoot here. It's open area, so It's an open area, it's a crossing area, is where they cross here, or that way. 20 years ago, there was rabbits and birds and other kind of animals, but now not anymore. Only porks and or pigs and deers, like the ones we saw. interesting. It's weird. The cycle changes in this area. This place now it's broken. It's a long time ago. So we used to put here the vaccinated rabbits. We vaccine the rabbits. We put it inside. We put water and food for them, and then when they go up, they make a hole. They go out, and they are vaccinated, and they repopulate the area. So this happened when there was a disease of the rabbits in entire Spain, and the population of rabbits was like decreasing a lot. The idea, but it's something that the eyes are like big eyes and like sad. I don't know the name of the disease. Wow, the road. Yeah, I need to put 4 wheels here. I'm scared of. Okay, 4 wheels. No pasa ningú, Vamos. If I would be driving, I would be stressing. Now it's fun for me. It's the water with the sand. We call it fango. Fango, water, sand. It's the mix, the sand. It's the wheels get stuck. I will use this word when asking the guys about the road. Is it fango or no fango? Because yeah, it's relevant for me. Look, this area, it's clean. The trees are clean. All the trees, they clean the mountain. Look how clean. And they put the logs, the other parts. They use it for fire or for something. But look how clean it is. Yeah, you can see through. That's the other house. This is under maintenance always. We are always doing new stuff. And birds were like reproducing and living there and sleeping, and still there are 2 holes where the birds were going out and going in. So these are the entrance. These 2 holes. So that's why this building has no proper windows or normal windows. Sakė, čia prieš tai buvo paukščiant nams, tai dėl to nėra langų ir ten 2 įėjimai tokie paukščiai likę. Tai dabar naudojama kaip žmonėms gyventi, apsistoti. Paukščiai čia nebegyvena.
We used to put here the trucks, here on the right, under this cover. Ahí lo que pasa es que podríem Yeah, poder... it's a 3D map. Kind of. No, estos són els ventiladors. For putting the bottles. That's. yeah, I remember. That's the first piece when you build this to put for putting the wine bottles. Yeah. Instant good vibe. Yeah. It's essentials to survive. That's essential. Čia biški vagi į plytas, tai parašė šeimininkas, kad prašau nevokit, mums jų reikia. Jokingai, užpurškė dažais. Wow. Koks nuostabus buvo pasibuvims, toks netikėtas susitikimas su tai žmonėm. Eina savo, kaip jie mane šiltai priėmė, komfortiškai išmiegojau. Jie čia kas kokius 3 mėnesius atvažiuoja į šitą vilą, pabūt, pailsėt, nu ir varo su džipu savo teritorijas apsižvalgyt, ar kokių nesąmonių neatsitiko. Žodžiu, jaučiuos žiauriai, nežinau, palaimint šitą progą, šitą netikėtumų. Aš iš vis net nežadėjau iki šito miestuko važiuot vakar vakare, bet taip, paskutinę minutę nusprendžiau dar biškį pamint ir sutikau chebrytę, vežiojant šunį. Tai dabar pajudėjau, šiandien žiauriai šalta, žiauriai. Nepamenu, kada paskutinį kartą buvo šalta. Važiuoju link miestuko didesnio, čiučiu didesnė nei ten, kur miegojau. Ten tikiuosi rasti kažkokią kavinę, gal kažkokią užeigėlę, kepyklėlę arba parduotuvę šiaip, kad apsipirkt, nes jaučiu nuovargį po vakar tų 80 km. Ir norisi energijos išaut maisto, nes kojytės jau jaučias, kad šneka kažką. Ir be to, tam miestelį, kur buvau, iš vis nebuvo ryšio. Čia grinai likimas viską sudėliojo taip, kad aš tiesiog būčiau tame momente. Išjausčiau tą žmonių gerumą, su nieko nečiatinčiau, atsiribočiau visiškai. Statumo rekordas 9% įkalnė. Liko pusę kilometro iki miestelio, kur galimai gausiu pasistiprint. Žodžiu, chebrytė, nieks nedirb, parduotuvės nedirb, kepykla nedirb. Jau buvau kaip susigrūzinęs, bet čia vienas bariuks yra, bariuks kavinė. Jau pasiėmiau kavikės, kažkokių sausainių kokių tik radau. Wow, pagaliau įvažiavau tą savo plentą ir dabar vėjukas į nugarą! Haha! Eina sau, kaip nudaužė tas vėjas. Paskutinę parą neįtikėtina. Eik tu sau! Čia neapsakoms jausmas yra. Čia neapsakoms jausmas. Tiesiog važiuoji be jokio įsipareigojimo. Neturiu savo griežto maršruto, kurio turiu laikytis būtinai. Neturi jokių due date'ų. Tiesiog važiuoju, sumastai, vat tą dieną noriu pavažiuoti mažesniais keliukais. Pavažiuoji. Sutinki žmonių visokiausių. Jop, chebrytę tai biškį apsigavau.
tiksliai, taigi sekmadienis beveik nieks nedirba. Net ir rimtesniuose miesteliuose jokios parduotuvės nebedirba. Tik pirmadienį atsidarys, tai šiandien nelabai turiu ką valgyti. Tai va, iš degalinės pasiėmiau kiaulio auselių, odelių, skurelių, nagučių ir dar cukraus. Sausainis. Pasaka ne gyvenimas. Grožies vaizdais. Tiesiog sėdi, valgai, dairais. Oh yeah. Oh yes. Kokia super dienelė. Nuvažiuota apie 90 km. Vėjas į nugarą. Visą laiką leidaus į apačią beveik. Nors ne, buvo to sukilimo. Ir tai pamatysim tikslius rezultatus, bet sukilimo buvo apie 600-700 gal. Bet kai vėjas geras, iš viso lengvai buvo. Valgau dabar avinžirnius su ryžiais. Ir druska, ir pipirais. Na ir va dar prigrėbiau kiaulių tų odelių. Vakar pas Juan ir Borja paragavau va šitų panašių dalykų. Bet ten tokios labai kokybiškos buvo. Wow, kokia skanumo. Jaučiu natūralės grinai. Žiauriai skanu buvo. Pirmą kartą gyvenime ragavau. Sakė, Ispanijai šaltuose kraštuose, kalnuose valgo šaltais orais, kad sušilti rebaliuką. Žiūrėjau, kad turim paskutinę tokią šaltą naktį, kur apie 1-2 laipsnius nukrenta. Daugiau turėtų būti 7, 8, 9, 10. Maždaug tokia temperatūra vėsiausia naktim. Tai aš labai tikiuosi, kad tai pasitvirtins ir aš galėsiu kaifuot naktim. Ir tiek žinių šiai dienai. Susitiksim arba rytoj, arba kitam video. Aš dabar nebesigaudau, kada turėtų baigtis video, o kada dar ne. O, labas rytas. Nu ką, turim 7 valandas. Čia žadintuvų suskambėjo. Aš keliuos. Dabar, kai tas AliExpress suko, tai 7 valandą dar vis tamsu. Miški šalt naktį buvo. Šiaip rami naktis buvo. Nieks čia aplink man nešmirinėja. Atrodo, nei gyvūnai, nei žmonės. Nu, išsiplėčiau tai kai reikals. Čia ant medžio pasitrebiau palapinės viršuko džiūtą. Ten stovi palapinė pati. Paduką džiavinu, pilvuziuką. Aš pasiruošęs. Turim 10 valandų. Orelis puikus. Tai jo, palapinė pilnai išdžiuvo, susipakavau ir pažiūrėkim vakar dienos rezultatus.
8,6 kilometrą. Boom! 4 valandas 17 minučių. Vidutinis greitis 20,6. Sukilta 601. Pirmą kartą šunų grupelė užpuolė. Tokie matas kaip ir biškis sudominti buvo manim, bet kaip ir nelabai daug motyvacijos turėjo vaikytis. Kaip myniau, taip ir pramyniau. Džiaugiuosi, kad niekas čia nesupanikavau. Tiesiog nereagavau juos visiškai. Kitu atveju žinau, kad verta sustot, jeigu jau labai matosi, kad agresyvus. Ir va, dabar bandau strategiją naują. Neprisikraus vandenį per daug, nes jis tikrai daug sveria. Mano, jeigu prisipildu pilnas gertuvės, tai svoris būna 2,7 kg. Tai man tiek realiai tikrai nereikia dienos važiavimui vežiotis. Aš tik tais vakarai pasiimu pilnas gertuvės ir viskas. Tai dabar stengiuosi. Dabar turiu pusę litrą realiai, dar ano gertuvė biškį, bet žodžiu. Tas vanduo, kai jis nėra kietos būsenos, tai jisai nuolat juda, kai ypač tu mini kalną, tai tu mini kalną dažniausiai tokiais pampais. Ir tas vanduo automatiškai teleskuoja ir jis visą laiką tave išbalansuoja. Va šitą dalyką aš niekad nepastebėjau. Tai dabar esu kažkokia maža miestelį. Arkilios. Dabar laukiu tą miestelį iki 5 valandos, kad atsidarytų parduotuvė ir galėčiau nusipirkti maistą vakarui. Nes tos siestos tai man jau nemėgstu šitos jų tradicijos. Visai dienai užsidaryti. Nuo pat realiai 1 iki 5, kada man aktualiausia. Nedirb nieks. Nieko neturiu dabar valgyti. Žodžiu, vėl tokias biškį
mintis sukas, kad norėčiau į motelį, biškį nusiraminti, nes kažkaip labai sekina tas strategavimas būnant kely. Pavyzdžiui, važiuoji ir turi derinti viską, maršrutus, planuoti, kol esi kur nors ant suoliuką arba ant bordelės sėdi. Kažkaip vargintas tas dalykas. Jau sulaukiu parduotuvės atidarimų. Nusipirkau kiaušinio, avinžirnių, šviežių daržovių, datulių, džemo, košį rytui. Pasipildžiau vandens, visko turiu. Dabar tai biški dabar jau nerimstas toks nuslūgo biški. Va tokį gražumo vakariukas, toks orelis, tokie vaizdai, toks kelias kokybiškas. Eismas irgi nurimęs vakar, pasaka. Nu, aišku, kartais pasitinka ir tokie vairuotojai. Bet retai šiaip. Dažniausiai normalūs. Nu, bičiuliai, žinot, kas yra crazy? Tai kad vakar aš atsibudau maždaug 1200 metrų aukštį pas Borchą, o dabar aš esu 344 metrų aukštį. Tai per 850 metrų žemiau pakritau per vieną dieną su dviračiu. Wow. Šiam 9 kg. Solid. Vidutinis greitis iš viso normalus. Pagaliau temperatūra irgi pakenčiama temperatūra. Sukilta 700 metrų.